Kontrolieriaus Augustino Normanto užsieniečiams pabėgėlių centre neužtikrinamos tinkamos sąlygos. Gegužės pabaigoje Seimo kontrolierius lankėsi užsienio registracijos centre, vykdant nacionalinę kankinimų prevenciją laisvės suvaržymo vietose, bei pateikė savo išvadas ir rekomendacijas dėl rastų tarptautinių ir nacionalinių teisės aktų pažeidimų. Pirmiausia, Seimo kontrolierius Augustinas Normantas atkreipė užsieniečių registracijos centro vadovo dėmesį į tai, kad turėtų būti užtikrintos teisės aktuose numatyti reikalavimai dėl gyvenamojo ploto vienam asmeniui, kad jisai nebūtų mažesnis nei 5 kvadratiniai metrai. Taip pat pastebėjo, kad pabėgėliai turėtų būti išskirstyti pagal jų statusą, nes vieni užsieniečiai prašo prieglobsčio, kiti yra tik tai tiesiog pažeidę sieną. Jie negali būti sulyginami ir apgyvendinami vienoje patalpoje, kadangi pabėgėlis, kaip ir pastebi Seimo kontrolierius Augustinas Normantas, tai pirmiausia yra žmogus bėgantis iš kitos šalies dėl labai objektyvių priežasčių, kuris bijo karo, gali būti pažeistas dėl priklausimo socialiniai ar religiniai grupiai. Todėl talpinimas į vieną patalpą ir elgimasis tarsi su nusikaltėliais pažeidžia tarptautinę teisę. Kitas aspektas, kuris itin svarbus ir turėtų būti paminėtas, kad reikėtų skirti didesnį dėmesį sulaikytų užsieniečių užimtumo organizavimui, juos įtraukiant į tam tikrą veiklą. Be to turėtų būti didelis dėmesys skiriamas pagarbai religinių laisvių užtikrinimui, tai kad asmenys galėtų niekieno nevaržomi atlikti savo religinės apeigas. Dar vienas akcentas itin svarbus, kad iš tiesų Seimo kontrolierius pastebėjo, jog nors sausio pabaigoje Vidaus reikalų ministras padarė pakeitimus užsieniečių pabėgėlių tvarkos apraše. Vis dėlto užsieniečių registracijos centras nesivadovavo jais ir neužtikrino tų asmenų teisės į religiją, o tai reiškia, kad buvo tiekiamas maistas, kuris prieštarauja asmens religiniams įsitikinimams. Įstaigoje naudojamos tam tikros prievartos priemonės, jėgos priemonės, tačiau nėra aiškaus reglamentavimo, kada, kaip tos priemonės turėtų būti naudojamos.